dieną, mano mėlyji draugai, senieji bičiuliai, ištikimieji draugai ir tokie žmonės, kad tikrai šiuo laiku sunku tokių rasti. Sako, jau metai eina, pasensta, tai nemato, tai negirdi, tai kam jie reikalingi. Bet va yra dar tokių žmonių, kurie įvertina, kad ir senatvė yra labai didelis turtas. Aš norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti Aldoną ir visą jos kolektyvą su šita didžia puikia švente, kurią šiandien švenčia kolektyvas ir visi prisijungė kartu. Ir perduodama Alytaus rajono savivaldybės merės sveikinimus, nuoširdžiai linkiu, kaip merė sako, palinkėk Aldonai dar daug metų to paties ištvermės, sveikatos ir džiuginti žmonės ir jungti ir vienyti. Tai ačiū Jums labai, Aldona, už tą Jūsų labai didelį darbą. Simnos seniūnijos kolektyvo vardu sveikinu Simno Bočių kolektyvą su jubiliejumi. Linkiu kūrybinės sėkmės. Na, aišku, turint tokią vadovę, kai Aldona, tai čia jie apie metus kalba, bet turbūt suklastoti tie dokumentai, nes jinai energinga ir dar turi tos noro, to ryžto, kaip sako, ir pakovoti kartais už save, kartais reikia gyvenime taip, bet mes tikimės, kad dar jūsų kolektyvas gyvuos ilgai ir visiems sėkmės, nuoširdus bendravimo. Ačiū. Miela Aldutė ir visi bočiai, tiek Simno ir nesimno, jūs nuostabų žmonės, jūs turit nuostabius vadovus, mes kiekvienais metais, kai būna renginys, ateinam, didžiuojamės bočiais, gerbiam, mylim. Aldutė, tau 100 metų išgyventi ir stebinti mus savo organizaciniais sugebėjimais, savo puošniom suknelėm ir gražiom garbanom. Būk sveika ir laiminga. Dabar mano misija yra pagerbti, aš gavau tokį pareigų, pavedimą iš Vilniaus, kad kai atonai tu tik vienas važiuok į Simną ir tu vienas pagerbsi gražiai Aldoną. Gerbiama ponia Aldona Mačiukonienė, džiaugiamės įvairia pusę pasiaukojančią ir sėkmingą veiklą Lietuvos Pensininkų sąjungos bočiai jūsų bendrijoje ir reiškime nuoširdžią padėką jubiliejaus progą. Linkime teigiamų emocijų ateičiai ir geros sveikatos. Pirmininkas Kajetonas Šliogeris. Garsiau, kaip mažai dėkoju. Atvežiau tą gražią knygą, Telšių Žemaitis dramos teatro, autorė yra Mukienė. Čia rasit apie visos Respublikos kultūros ir meno žmonės, rasit ir apie Kajetoną, jeigu norėsit. Taigi, kad rankos vis tiek nenusvirtų, aš jau teikiu tamstai. Gerbiamai Genija Sevičienei, džiaugiamės įvairiapusę pasiaukojančią ir sėkmingą veiklą bočiai jūsų bendrijoje. Linkime geros sveikatos ir daug džiaugsmingų akimirkų. Aš teikiu tą darbingą raštą tokį, kiek vaizdžiai šnekant dailininkai išrašė, bet dar vardas jūsų yra Genutė. Taip pat jums priklausys ir ta išskirtinė Dailės akademijos sagė. Prismeikit, neprismeikit, to įsiekiu. Padėkos raštas gerbiamai Stasiai Ramanauskienei. Džiaugiamės įvairiapusę pasiaukojančią ir sėkmingą veiklą bočiai jūsų bendrijoje. Linkime geros sveikatos ir daug džiaugsmingų akimirkų. Padėkos raštas
raštas gerbiamam Gintautui Česnuliui. Džiaugiamės įvairiapusę pasiaukojančią ir sėkmingą veiklą Bočiai jūsų bendrijoje. Linkime geros sveikatos ir daug džiaugsmingų akimirkų. Brangieji, aš tikrai iš širdies noriu pasakyti, kad džiaugiamės, kad jūs laukėte tokio amžiaus. Ir svarbiausia, mes visi suvokime, pagyvenę žmonės, bočiai arba kai kur replikuoja senjorai, Žemaitijoje, ką pasakytų senjoras, jis išeistų. Taigi, pirmiausia, geros sveikatos, geros nuotaikos, tik gražaus bendravimo su kaimynais, su bažnyčia, su dvasiškiais. Jie irgi duoda mums peno pagyvenusiems žmonėms. Bet mūsų kajetonas nuostabus, žinokit. Buvo, nežinau, prieš kiek čia esu rinkimai, jis mane labai patiko. Ir aš už jį nebalsavau. Tai, papasakosiu. Bet abudu sėdėjom, bet aš už jį nebalsavau. Viskas, sako, paskui visiems išrinko, reikia susitaikyti su likimu. Ir susitarėm, pasišnekėjom, sako, kol už mane nebalsavai. Sakau, aš norėjau jaunesnio. Ir viskas, bet mes draugaunam. Trečia šventė, kajetonas nuostabus. Iš Telšių šitie kelio atvažiuok, tai žinokit. Daugiausiai susitinkam per šventes, bet dar turiu pasigirti, iš kur Aldonai tiek jėgų, kada mes ir neretai nueinam į vandens parką. Nuveini į vandens parką, jautiesi ten kaip žuvis vandenį, o žiūrėk, jau pagrindinė žuvelė sėdi po džekuzį. Tai Aldona, neįsivaizduoju, kiek kartų yra buvus, už tai paplokit, nes tokių žmonių mažai yra, kurie taip dažnai mylėtų druskininką. Nes čia ir aš visas laikas jau savo bočius nusivežu, biskį papramogaus, gaunu pigesnį bilietų, vienu žodžiu. Ir mes įsirengi nuogos, pabolės pliuškenas ir viskas, o kas jam neduos. Dar žiūro, zitokie išlenda iš kur. Iš kubilo. Iš kubilo. Sakau, kibartvaraba jau čia pasidarė net nepatogu. Ale vienodo amžiaus, senos draugės, pasipliuškenom ir paskui. Gyvenam toliau. Gerai, Aldute. O jūs gyvuokit, žydėkit, klestėkit ir nuo mūsų, ir nuo mero asmeninė dovanėlė. Aldute, tai linkim sveikatos pirmiausia ir ilgų gyvenimo metų. Žinot, mes vakam dzvukai tai tokį be dovanų nei žingsnio. Tai va, kur? Zitokie, kur eini? Ir kur tavo muzikantas? Čia tau. Ko? Viskas mano gamybos. Bus ir saldesnio, ir kartesnio, ir matsnesnio, vienu žodžiu. Gerai, ačiū. Kazlų Rūdos senjorai norėtų pasveikinti Simobočius 20-ojo jubiliejaus proga. Mieli Simno bočiai, jūs savo skambia daina, savo širdžių šiluma atiduodate save žmonėms ir žemei, kurioje gyvenate. Nuo jūsų skambių dainų atsigauna žmonių sielos. Tik nepavarkit. Jūs laukia dar ilgas kelias. Tik nesustokit. Dar tik 20 jubiliejinė šventė. O eiti dar toli. Lai ši data tebus maža stotelė jūsų kilniam ir gražiam keliai. Ačiū, kad esate. Ačiū už pramintus draugystės kelius. Telydi jūsų kolektyvą visur ir visada sėkmė. Su 20 metų veiklos jubiliejumi sveikina jūs Kazlų Rūdos senjorų klubas.
nežinau.